Atvykau į plotus, dabar apsidairysiu, kur čia vakare atsisėdus. Planas yra labai paprastas, sulaukti tamsos ir medžiot lapes. Nežinau, kaip seksis, bet lapės juda. Taip pat atsivežiau 3 optikėlės, noriu išbandyti, pafilmuoti, pasižiūrėti, kaip jos rodo skirtingai. O vieną iš jų susimontavau ant savo šautuvėlio, tai yra Thermion 2 LRF XL60. Su šia optikėlė šiandien ir medžiosim. Tai laukiam tamsos ir numatęs esu 3 vietas, kur medžiot. Medžiosim lapes tykojant, tai nemaišykit, sėlinimas naktį su naktinio matymo taikikliais yra draudžiamas. Medžiosim tykojant, išsirinkau vietas ir kai lapės pasirodys, viliosiu jas zuikio streso garsų viliokliu, kad ateitų truputį arčiau manęs. Dar noriu paminėti, kad Thermionai turi balistinės skaičiuoklės ir suvedus per programėlę savo šaudmens duomenis, optikos, koks aukštis nuo vamzdžio centro duomenis ir įkėlus šią informaciją į optiką, kai pamatuojat atstumą, pati optikėlė automatiškai paskaičiuoja jum, kiek reikia pakelti. Prieš pradedant medžioklę, dar trumpai pasižiūrėkime į naujų Thermion 2 optinių taikiklių vaizdo skirtumus. Juose sumontuoti sensoriai mums jau yra žinomi, tačiau jų galimybės prasiplėtė su naujais 60 mm objektyvais. Šiandien lapių medžioklė vyks aplink gyvenamas teritorijas. Vasarą gavome nemažai nusiskundimų iš gyventojų dėl lapių veiklos, pjaunamų paukščių ir puldinėjamų naminių gyvūnų. Tačiau rezultato pasiekti nepavyko dėl aukštos augmenijos ir prasto matomumo vasaros metu. Kaip matote, fone už kelių kilometrų stovi pastatai. Nors aš asmeniškai žinau, jog sodyba yra sugriuvusi ir negyvenama, žemė minkšta, rikošeto galimybė maža, bet bandau išlaukti momento, kad šūvis būtų į miško foną.
Čia vėlgi ta pati situacija. Fone matomi pastatai, todėl atlikti šūvį būtų nesaugu. Gal dėl to man ir nelabai patinka medžioklės netoli gyvenviečių, o tuo pasinaudodama rudoji vos neišnešė sveiko kailio. Štai aiškiai matome, ką rudoji galvoja apie visą šitą reikalą ir paliko mums dovanų. Štai vėlgi puikus pavyzdys, kaip lapės išmano medžioklės taisyklės, puikiai žino, kas yra jų fone, kur galima pasėdėti, kur geriau nesėdėti, kur geriau jau nešt kudašių. Šiuo atveju iš principo yra tyčiojamasi iš medžiotojo ir bandoma kantrybė.
Noriu paminėti dar vieną svarbų niuansą. Aš pats pamiršau išjungti automatinio kalibravimo funkciją ir pakeisti ją į semi-auto. Todėl gali atsitikti taip, kad lemiamu momentu įvyks kalibravimas ir šūvis bus pro šoną, štai kaip čia. Tai būtinai tai padarykite. Na va, dar viena lapė, rudoji. Šiais metais lapių gausiai plotuose, tai medžiojamės jas. Įdomu, kokį tai duos efektą ateinančiais metais, nes realiai lapių tikrai labai daug. Šita ryžoji atsibastė iš velnias žino kur. Tik nežinau, kiek jai rūpėjo mano leidžiami garsai, o kiek ruja susuko galvą. Šūvis buvo ganėtinai tolimas, bet rezultatas pasiektas. Tai va tokia ta lapių medžioklė tamsių paros metu, o teisinga įranga leidžia puikiai vertinti aplinką ir atlikti taiklų šūvį. Dėkoju Jums, kad žiūrėjote, gražių akimirkų medžioklėse ir iki sekančio karto.